labai nepatinka šita energija. Iniciatorė pagrindinė yra moteris. Viso užkurto laužo ir yra vyras, kuris mato, dar reikia per jo akis pažiūrėti. Jisai mato, kad čia vyksta pavydai konkurencijos. Žaidimai kažkokie. Santykių temom. Jeigu sako kažkokiam vyrui, ant jo piešia stabilumą, jeigu sako kažkokiam vyrui, du vyrai ir moteris kažką pasiūlytų, ar moteriai, tai sako, yra įtraukimas į savo žaidimą tam, kad išgelbėt savo užpakalį. Ir jį įsivelt nereikėtų. Sako, kad šitas vyras jau jisai pakankamai pamatė, kas yra kas. Bet jis yra vyresnio amžiaus, vyresnis už kažkokius čia žmonės. Jis jau sako, kad yra turėjęs patirties kažkokios. Bet čia vyrų balius, net ketvirtas vyras iš kažkur palindo. Tai prie ko čia ta moteris? Nu, aš nesakau, kad tai būtinai moteris, tai tiesiog yra energija, tai yra informacija. Sąmoningumas, disciplina, darbas, ta prasme, čia apie tai eina kalba. Stabiliai kažkas eina ir tai yra labai stabiliai, gali būti daug metų ir informacijos niekas nuo nieko nepaslėps, ar ne. Tai plinta plačiaja prasme, socialiniai tinklai, kažkokias smulkmenas išgirsta žmonės per patį televizorių. Akių neužriši, telefonų neišmesi, kompiuterių neįsprogdinsi. Ir šitus kažkaip sako žmonės labai tai erzina. Klaviatūzas, nu. Kaukė pamušta. Kam kaukė pasimušo? Tas, kas norės pasiūlyti kažką. Kaip sako šitaip? Moteris yra užsukusi nugarą, į ją yra energetiškai, pavyzdžiui, ką aš matau, tai toks nelabai gražus dalykas. Energetiniu lygmeniu, apkalbų lygmeniu, savo valdžios kažkokio ten, nežinau. Tos moters, sako, net nėra, bet jinai rodo dvi energijas. Karšta ir šalta. Ir tai yra balansas. Ir tai yra tiesiog atstatymas. Ir sako, kad tiem vyram tai nepatinka. Nes jie yra labai savanaudžiai. Ir bijo, kad jų planai gali sugesti. Tas taurių karalius jisai laiko informaciją. Ne dėl to, kad jaučia galbūt
simpatija ar kažkas tais tokio, bet prie jo pakritus yra žinė, tai kad, nu, žinai, sako, turiu biškį ir aš čia, sako, žinai, proto smegenų. Ir jisai tai slepia nuo tų veikėjų, ką jisai mato. Aš net pasakyčiau, kad tam pačiam vyrui pavydi. Jisai nepasakoja. O ir nereikėtų. Ir nepriimti kažkokio pasiūlymo. Nes tai gyvačių lizdas. Kažkodėl sako, kad reikia leisti šitiem žmonėm kalbėti ir galvoti tai, ką jie nori, daryti pletkus toliau. Ir tam tikri dalykai jie pasirodys ant jų pačių gyvenimo. Todėl, kad jie jau dabar yra su kryžium. Gyvatė visą laiką, sako, buvo dvasiniai ubagystėje. Ir tai niekas nėra kaltas. Tai yra rezultatai. Ir sako, kad jiems reikės kažkokios ateityje informacijos, kuria jie gilinsis. Aš imperatorienę vadinčiau ne moterimi, o vadinčiau informaciją. Ir man tas monetų tūzas labai nepatinka, kuris yra kišamas arba jam, arba jai. Nes, nu, tai yra netikra. Tai yra norima padaryti kažkokį fiasko, galiu pasakyti. Tam, kad būtų kažkur kažkas įkišta, sukišta, sumalevota po to ir dar apkaltinta. Nors tai nieko, kaip sako, nėra bendro, aš nematau čia nieko bendro. Nei kontakto, nei bendradarbiavimo, kažkokio ta prasme ar ne, kad kažkas tokio. O ką tas vaikas? Nes turiu ir vaiko dar kortą. Ir sako, kad yra dalykas, jis dar yra labai miniatiūrinis, jisai yra augantis. Vaikas, šuo ir knyga. Tai neva, kad yra dar kažkas labai šviežio, tai nėra dar tokio įsisenėję apie tam tikrą dalyką, ką šitas žmogus generuoja. Ta kažkokia moteris. Ir jai yra, sako, labai svarbu turėti informacijos kažkokios, bet ją naudoja, pavadinkim taip, aš neturiu tokios galbūt kažko, aš susirenku informaciją, einu į kolektyvą, ten kadangi yra daug vyrų, tą informaciją naudoja būtent kažkokiem pletkam, kad pasirodyti labai protingai, išmintingai ir panašiai. Ir tai kažkas atpažino. Ta prasme kažkokį veikimą, kad čia, sako, biški yra pezalai. Gerai, instinktai. Nu ką aš sakau. Kažkas negali pernešti dalykų, kur kitas žmogus negyvena. To, ką gyvena čia kiti. Negali pernešti, prasme, jokią formą. Neįkanda, neperkanda. Ir čia yra bėda. Aš nesimokinu, aš konkuruoju, aš pavydžiu. Tas taurių karalius, jisai nori atskleisti informaciją. Man tai labiau patinka žiūrėti per žmogaus akis.
mato, kad ta moteris, ta gyvatė, jinai yra feikinė velnias. Ir sako, žino, kad jinai renkanti yra ir po to paskleidžianti melą. Čia netikra korta yra. Pažįstamų 3. Kalavijai. Teisingumas. Šitas vyras sako, jog mato, kad ta moteris, pagrindinė kažkokia yra moteris, kad jinai labai pavydi. Nerealiai. Čia žiūriu per jo akis, ką jisai mato. Gal jisai gali dirbti kartu, nors nežinau, tos 3 monetos, 3 taurės ir susitikimas fizinis. Ta moterį vadina nedraugiška. Kažkieno čia yra, gali būti draugė, bendradarbė. Nėra iš šeimos žmogus. Pašalinis žmogus yra. Žinia. Jinai pavydi visko. Ir sako, kad tas vyras, jisai nori atstatyti kažkokį balansą konkrečioj situacijoje. Nes šalia jo stovi teisingumas. Jisai norėtų, kad kažkas uždarytų kanalą su šitu žmogum, su ta moterim. Nes tai yra feikinė moteris 5 monetose. Šitas vyras nepasakoja, ką jisai radęs yra. Kokią informaciją. Nepasakoja, žinia, slepia. Sako, tai jeigu aš pasakysiu, iš kur aš gavau informaciją, sako, tai kaip aš čia tada? Ir jisai skaitos, jisai neišduoda nei ten kažko, nei ten savęs, nepriduoda kažkam informacijos, ta prasme, bet jo akys, sako, mato čia va tokius vaizdus. Gali būti, kad šitas pats žmogus jisai trauksis galbūt, gal mažiau, galbūt pradės rodyti kažkam draugystę, čia dėmesį. Ką ta moteris dabar daro? Nu, aš garantuotai duodu galvą nukirs, kad jinai informaciją perdavinė, žvaigždė informaciją. Eina išpasakoti kažkam, kad saugokis to žmogaus, nes jisai žino per daug ir jisai gali po to papasakoti čia kažką. Jop, nes taurių karalius turi tiesą. Taurių karalius gali kažkur sukti ir uždaryti 7 taures, fantastika, nes ten yra 7 kalavijai. Aš nežinau, ką tas vyras yra pamatęs. Bet čia eina kalba apie vyrus. Moteris iš visų jėgų stoja, viską daro, klaidina, persukinėja, prie to vieno, tarkim, stalo sėdi ir daro dalykus. Vienur kažkur pletką numeta, atsisėda su kitu žmogum pletką numeta ir po to visi eina į kompaniją. Man jau taip yra buvę, kai buvau jaunesnė. Ir po to toks atvarai ir tu taip žiūri visiems, iki žiūri visi taip piktai. Ta prasme galvoju, kas čia buvo?
Ir po to pradedi gilintis. Ir tu tiek išsikasi dalykų, kad tavo vardas minimas yra baliuose, tavo vardas minimas yra panaudojamas, kur tavęs net nebuvo, tam, kad save apsigint. O tokiuose filmuose. Nu, bet tai ten, kai pagalvojim, dar jauni, ar ne? Nu, ir krakas po to sako tokiem žmonėm, nu, krakas. Todėl, kad kažkas šūdą gyvena, vadinkim taip, ir kitas žmogus to negyvena, ir po to ant tavęs viską prašo, ant tavęs, šiuk, varo filmus. Nei tu ten buvai, nei tu ten matei, nei tu ten girdėjai, ir ant tavęs viską tai va sumeta. Tai va, čia nėra draugai. Ir panašu, kad ta moteris, jinai neša informaciją, kadangi jinai yra stalkintoje labai didelė, sako, labai protinga nori būti. Ir neša informaciją kažkokiam konkrečiam žmogui, kad sako, jisai jau žino tiesą, jisai supranta. Ir toks yra, kada sako, nekomunikuok su juo. Ir gali būti, kad šitas vyras, jisai gali pajusti, kad nuo jo yra atitrūkimas, kad nuo jo atsitraukinėja, kad galbūt yra vengiama jo. Šalia jo yra balandis. Laisvė vadinama. Pas tą vyrą krenta 10 monetų. Pas tą taurių karalių. Greičiausiai, kad pavydį jam. Jo galbūt pozicijos. Jo galbūt formos, darbo, 6 lazdelės yra, bet tai nėra imperatorius, jisai iš savęs nekelia, jisai niekur savęs nefišuoja. Jisai nėra kažkur, kur galėtum jį matyti viešoj vietoj. Imperatorienė bus vieša vieta. Karalius bus uždaryta vieta. Ir čia yra uždarytas dalykas. Žynė stovi šalia. Čia tarp vyrų vyksta. Kažkas gali būti, kad buvo kažkam pagrasinta. Aš nematau pagrasinimo, aš matau pokalbį, kuriame įvyko konfliktas, kad jeigu tu taip, aš taip, pasakau ir tada tau ragas. Ir tada sako, tas žmogus galbūt jis paėjo į šoną, tas ragas per kokią pusę, aš nežinau. Bet tas asmuo jisai paėjo į šoną ir jis pradėjo stebėti situaciją, visą, kas vyksta. Ir jis sako, kad nugirdo pokalbius. Ir tie pokalbiai nugirsti yra fiziniam savo ausim. Ne per pletkus, ne per socialinius tinklus, ne per ten kažkokius ten čatus, bet būtent savo fiziniam ausim nugirdo pokalbį. Girdėjo tai. Ir buvo paminėti dalykai. Nu kas čia per nesąmonė muziejus? Kas laukia čia šitų žmonių? Bent to žmogaus, kuris sako, supranta realiją. Ar ne, kur mato aiškiai. Tai viskas tvarkoja. Žmogus sako, jisai nesivelia į visą tai. Kas laukia tų žmonių, kurie čia taip gerai lekia, vaidina? Kas laukia tų žmonių? Baisi šizofrenija, sako, laukia. Šizofrenija čia yra tai, kad žmogus niekada negali turėti vieno kelio, vieno pasirinkimo. Žmogus niekada negali turėti vienos krypties. Yra visą laiką pasimetęs, visą laiką abejojantis, ten ar ten, tas ar tas.
šventimas, vat sako, nuo akimirkos iki akimirkos. Sukti karuselę praeitų gyvenimų, o taurių karalius, jisai sako, išeina iš tų filmų, nes tai ne pagal jo, nežinau, būdą, mąstymą, tie žmonės atsidurs vat tokioj vietoj. Ir kažkam sako kažkieno vidinis balsas, kažkieno matymas, kažkieno supratimas, ar ne, jisai kažkaip veda į 9 kalavijus. Ir į kaltį. Dieve, jau čia greičiausiai reikėtų man uždaryti. Gerai, instinktai, pinigai, jau sako, čia viskas vyksta tik tais dėl. Kažkam reikia laikyti ribas nuo kažkokių pažįstamų žmonių. Pakvietimas kažkur, pasibuvimas kažkur. Yra norima įtraukti filmą, kad po to turėtų primetimą ant kažko. Nu, sako, mes ir tave čia, sako, įsuksim, sako, žinai. Ir neturėsi, sako, po to, kaip iš ten išeiti. Panašu, kad tas žmogus, sako, mato per aiškiai, kuris ten veliamas, į kuris įveliamas. Bet informacija pagrindinė yra už kūrėjo moteris. Jinai papasakoja dalykus, kuriuos neturėtų pasakoti. Ką kryžius? Ką slepia? Kodėl? Dopaminas čia yra. Dopamininė labai energija. Ir sako, kad taurių karalius jisai išpils kažkokio žmogaus pasiūlymą, nepriims to pasiūlymo, šito žaidimo, nes čia yra žmogus žaidėjas. Dešimt kalavijų stovi ties šita vieta, 5 taurės bokštas. Sako, su tavim, žinai, normaliai, bet tu kažkaip čia, sako, ne taip, leki. Sėdi žmonės čia prie vieno stalo, susiskambina telefonais ir vyksta pletkai. Penkios monetos. Čia žodžiu labai kažkokie ceremonijos čia labai ilgos ir veikiančios taip pat kiekvieną dieną tokiu pačiu principu. Sako, ieško dabar šiuo metu atpirkimo ožio. Bet kaip ir sakiau, kažkas tarp vyrų, vienas vyras gali būti, kad pasitraukia. Ir lieka 3 vyrai, kurie sako vienas kitą ten kažkaip apdurnins ir nežinau, išsisiuntinės jie ten, dar kažkas tipo tokio.
Ir šita moteris gyvatė, jinai skaitosi, jinai pakenkia savo, jinai pakenkia ir ten kažkam, aš nežinau, kas tie vyrai yra jai. Gal tai jos bičiuliai? Ir jinai pakenkia visiems per savo, kažkaip sako, vadinamą draugystę, pagalbą, informaciją ir liežuvį. Jinai visus kažkaip į buksaciją varo. Čia žmogus besilankstantis yra ant kelienių. Nu tai va, tai kažkas iš labai didelės pagalbos kažkokiam, nežinau, ten savo rate, su kuo būna sėdi prie vieno stalo, užkūrė kažkam. Bet sako, kad jinai jau visą laiką buvo vaikščiantis kryžius ir gyvatė. Ir tiesiog kažką aktyvavo. Bet tai nėra esmė kiti žmonės, tai yra esmė jos pačios veikimo. Ir ten susipliekimas. Kodėl jai tai naudinga? Nu, nežinau. Kokia jai yra iš to nauda. Lapė. 3 kaukės. Pinigai. Lokys. Stovi. Žuvis. Dar man biškai čia yra įdomu. Kokia jai yra esmė viso to filmo? Jinai pavydi. Nėra taip, kad pasakyčiau, kad tiesiogiai pavydas yra kaip moteriai dėl jos išvaizdos, ne apie tai. Čia yra visiškai kažkas kitokio. Tai, kad išmintis gali būti ar ne, tai jau yra prabanga. Dalykai kažkokie, ką aš iš savęs darau, tai jau yra prabanga, tai nėra pinigai. O tai jeigu dar jinai yra full house'as, ten gal ir ten graži labai ir visa kita, ar ne, tai jai čia tada... Kas čia šitai moteriai ant tiek? Kokia jai esmė visų tų filmų? Jinai pavydi kažkieno statuso. Kad jos neįvelsi į 7 taures, kad nepritrėlinsi, tu ten akių neužmerksi. Ir kaip bebūtų, šita moteris, jinai bandė uždengti kažkam akis. Bandė. Savo, vat, kažkokiai čia, nu, ja. Bandė tai padaryti, kad jinai niekada nesuprastų. Žinė, žvaigždė. Sudegęs teatras? Kodėl tai pudrina? Taigi čia tokia draugystė. Kaip ten sako, jeigu nori, kad kažkas susipyktų be pletkindami, tai pasakok skirtingas istorijas ir susipyks. Geras. Taip. Va taip. Jeigu kažkas vis dar yra šitam, sako, mažam ratelyje, tai greičiausiai su kuo vat sėdi prie vieno stalo, tai ta moteris, jinai sako, šitą gyvatę pagaus už uodegos.
Galbūt jinai tą ir daro, galbūt jinai pati tyrinėja. Ką šitą, pavyzdžiui, moteris daro? Jinai pati, kadangi neturi, sako, tos žinies, jinai neturi to kažkokio tais giluminio suvokimo, jinai į tam tikrus dalykus, kur jinai yra nuskanuojama, kur jinai yra perprantama, jinai pradeda projektuoti ant tos kitos aš čia, žinok, nesuprantu, prasme, ir tai, žinok, kokia čia žiauriai, žinok, yra. Ir tada jinai tai, kas jau mato, kad tu jau ją perkandai, tada jinai mygam padaro visiškai kitą reikalą. Ir pletkai toliau didėja, jo, žinok, man atrodo irgi tai, jo, ir man, žinok, aš nesuprantu, su kuo aš iš vis, žinok, bendravau. Štai tokio pobūdžio čia yra moteris. Trys kalavijai. Jinai sako, kad mokinasi kažkaip tais triukų, kažkokių įdomių triukų, nes yra magas ir velnias. Teisingumas čia, sako, laukia, nes tiesa atsidengia. Šita matosi moteris kažkuri, kuri narplioje analizuoja, jinai sako, pasigilins truputėlį plačiau ir daugiau, su kuo jinai turi reikalų. O galbūt ateis konkretus vyras ir pasakys kažkokią tais realiją. Bet tas vyras, jisai panašus skamba ne kad per pletkų kažkokį lygmenį, ne kad ten, žinai, tu nedaryk, tu ten, ne apie tai, bet jo tas toksai vien to žmogaus galbūt pasirodymas jau viską tau pasakys, nes to žmogaus toj kompanijai nebeliks. Ir toks, labas, tai išsiblaiviau, tai jo, aš irgi žinok. Ir štai sako atsakymas. Čia dideli vyksta, žinokit, kovos, karai. Ir nori sužinoti dalykus. Dabar įsivaizduokim, kaip įdomiai skamba, sako, čia blogis, čia ragana, čia, žinok, užbūrinė žmonės. Žmonės visą gyvenimą būdami 5 monetose ant kryžiaus einantys, ar ne, tai anksčiau ir vėliau, sako, pradeda susidurti su pasiekmėm visom. Tai tada, sako, reikia rasti kaltininką. Bet tai jeigu šties tai yra ta moteris, ta informacija ant tiek blogas dalykas, kam gilintis? Kam narplioti tam tikrus subtilius dalykus? Čia, žinok, aš žinau. Taip išeina, nėra čia viskas taip blogai, kaip yra šnekama, ar ne? Sako, tu tik bandai pakreipti greičiausiai nuomonę apie tą moterį, nes kažkas 7 taurėse tiesiog sėdi. Nori pasirodyti geresnė kažkuo savo kompanijoje ir tai nesigauna, nes kažkas šitą žmogų nuskanavė yra ir kažkodėl sako labai senai. Ir apie tai gali kažkas net ir nežino. Galbūt, ta prasme, ateinat į darbą ir jūs nežinot viso ten to filmo, bet yra, jau sako, kas ten senai, tarkim, dirba. Tau neteis pasakyti galbūt apie savo kolegas ten dar kažkokių tais dalykų, bet tu kai nueisi ten galbūt atsigert arbatos ir tu būtent, sako, su tuo vyru paturėsi pokalbį, tu suprasi, apie ką tai eina esmė. Kad tam tikras arbatos puodelio gėrimas su konkrečiais žmonėmis net pertraukos metu yra nereikalinga. Ir kadangi, sako, tie žmonės patys gyvena fantastikų pasaulyje 7 taurėse, jie viską apvertinėja į kitą pusę, kad kitas žmogus yra blogis, kad kitas žmogus nusišneka ir taip apkalba. Bet, sako, yra žmogus, kuris šitų žmonės žino iš anksčiau.